Labas rytas visiems. Jeigu išsijungs internetas, tai jisai vėl greitai prisijungs, tai nelabai dėl to pergyvenam. Šiandien toliau tęsime mūsų praktiką, tai 3 iš 108 meditacijų. Ir 2 kartus jau darėme tiesiog kvėpavimą, o šiandien pabandysim dar vieną iš pačių pagrindinių būdų, kai ateinat, pavyzdžiui, į Zen centrą praktikuoti, tai vienas iš pagrindinių būdų, kurį pamoko, tai skaičiuoti savo kvėpavimą. Ir iš tikrųjų tai gali būti gana nuobodus dalykas, bet ir jeigu labai nuobodu ir labai nesinori, tai galite ir neskaičiuoti. Bet tai tiesiog yra, tai nėra kažkoks tai stebuklingas ten būdas, tiesiog tai yra objektas, kurį duodame protui, kad jis nelakstytų. Tai kaip pavyzdžiui, jeigu mes turim šunį, visiškai neprijaukintą kažkokį tai neištreniruotą, neišdresiruotą šunį ir labai ten super aktyvų kažkokį, tai mes su juo bus labai sunku kažkur eiti. Jis visur, mes tiesiog priklausysim nuo jo, jis kur lakstys, mes turėsim paskui jį lakstyti. Bet po truputį, jeigu mes švelniai pradedam jį mokyti, pradedam jį vedžioti už pavadžio, ir jis išmoksta, šalia tiesiog eina ir jam patogu pasidaro ir mums labai patogu. Tai čia tas pats dalykas su protu. Kai jisai visiškai nevaldomas laksto pirmyn atgal, tada mes tiesiog lakstom paskui jį. Ir tai ne visada gerai baigėsi. Ar dažniausiai būna kančios. Tai tas būdas meditacijoje švelniai, be jokios prievartos, jokiais būdais, jokios prievartos, be jokios kovos, bet švelniai tiesiog. Duodi protui, ypač pradžioj, nes pradžioj ypač tai tas jaučiasi proto nestabilumas, tai duodi protui kažkokį tai objektą. Va, skaičiuk kvėpavimą. Ir net ir duodant tą, jis vis tiek negali. Mes pamatysime, jeigu pabandysim, kad nėra taip lengva suskaičiuoti iki 10. Bet jeigu pamatom, kad nukrypom, vėl grįžtam į 1. Nevertinam savęs, netikrinam, nekeikiam, kad mes čia blogi praktikuotojai, arba iš viso metam meditaciją, nes mums nesiseka. Viskas yra normalu, kad protas laksto pirmyn atgal. Čia yra proto toksai darbas, smegenys yra taip sudaryti. Nereikia dėl to iš viso pergyventi ar kažką ypatingai nusivilti. Ir įvairių žmonių, įvairių skirtingi proto įpročiai, kai kuriems biški lengviau, kai kuriems sunkiau. Bet įmanoma visiems. Ir kartais mums atrodo, kad jeigu mes turim daug minčių per meditaciją, tai reiškia, tai buvo bloga meditacija. Iš tikrųjų, bet kokia meditacija yra gera. Ir netgi ypač tos, kurios turėjo tokių daug minčių, daug jausmų, iššūkių kažkokių, gal net kūno skausmų, ir mes vis tiek nepaisant nieko, sėdėjom iki galo. Tai čia yra superinė iš tikrųjų meditacija. Po to jau pamatysim, jau po to, nes labai lengva sėdėti iš tikrųjų, kai nieko, protas ramus, nieko neskauda, labai gera. Tada be jokių pastangų gali sėdėti, bet kai turi kažkokių iššūkių ir kai tas protas varinėja pirmyn atgal ir vis tiek nepaisant to išsėdėti, nekovoti ir vėl iš naujo, kad ir 100 000 kartų nunešė ir vėl grįžti į kvėpavimą, ir vėl grįžti į kvėpavimą. Tai tas yra mūsų bandyti vėl ir vėl 10 000 metų nesustojant bandyti. Tai yra praktika, tame labai didelė praktika. Tai šiandien bandysim su tais skaičiavimais irgi. Čia kas nori, kaip kam norisi, kas turi jau savo praktiką, tiesiog darykite savo praktiką. Jeigu norite pabandyti skaičiuoti, tai galite pabandyti skaičiuoti. O jeigu norit, kaip prieš tai darėm, tiesiog kvėpuoti, tęsti kvėpavimą, irgi yra gerai. Tai nėra vieno. Būtinai dabar šitą darysim. Nėra. Tiesiog pabandyti, ypač žmonės, kurie dar nebandė kitokių įvairių būdų. Ir pirmiausia pabandysim, kai įkvėpi
suskaičiuoju iki 5 ir iškvepiant suskaičiuoju iki 10. Irgi be jokios prievartos. O jeigu neišeina toks skaičius, tai galima trumpesnį ar ilgesnį, bet svarbu, kad būtų truputį ilgesnis iškvėpimas negu įkvėpimas, jeigu išeina. Jeigu neišeina, leidžiam būti natūraliai. Ir antroj pusėje pabandysim tada tą tradicinį skaičiavimą, kai įkvėpi ir iškvėpi ir tada sakai savo 1. Tada vėl įkvėpi, iškvėpi 2. Ir taip iki 10 ir vėl nuo 1 iki 10. Bet labai dažnai būna, kad nenueinam iki 10. Tai vėl tada pamatai, kad jau kažkur tai keliauju, jau visai neskaičiavime. Arba būna, kad skaičiuoju jau 25. Tai tada grįžti vėl į 1. Visada grįžti į 1. Be jokio vertinimo ar tikrinimo savęs. Tai laikas jau dabar prasidėjo ir pradėsim meditaciją. Šiandien pradėsim ir baigsim su tokiu garsu. Įsitaisau patogiai savo vietoje. Pasitikrinau, ar niekur kūne nėra užstrigusių vietų. Aiškiai jaučiu visus pagrindus, į kuriuos remiasi kūnas. Švelniai primerkiu akis. Ištiesinu nugarą. Nugara tiesi, bet neįtempta. Pajuntu savo natūralų kvėpavimą. Koks jis dabar yra, toks tegul ir būna. Gal yra daug minčių, jausmų, kūne kažkokių potyrių. Viskam leidžiu būti kaip yra. Su nieko nekovoju. Jau pamatau mintį, nebėgu paskui ją ir nekovoju. Tiesiog vėl grįžtu į kvėpavimą.
Įkvepiant, jaučiu, kaip oras patenka į nosį. Jaučiu, kaip nosį visos juslės jaučia orą. Ir tuo pačiu apatinė pilvo dalis iškyla. Iškvepiant, nusileidžia. Įkvepiant, švelniai skaičiuoju iki 5, be jokios prievartos. Iškvepiant, jeigu išeina, suskaičiuoju iki 10. Arba pasirenku tokius skaičius, kurie patogus man. Jei kažkur nuklystu, vėl grįžtu į kvėpavimą. Įkvepiant, suskaičiuoju iki 5, iškvepiant iki 10.
kad ir kur benuklyščiau, vėl sugrįžtu tiesiog į kvėpavimą. Nieko nereikia daryti specialaus, nieko nereikia pakeisti, pasiekti. Tiesiog būti čia ir kvėpuoti. Iš lėto įkvepiu, suskaičiuoju iki 5. Dar iš lėto iškvepiu ir suskaičiuoju iki 10. Pastebiu tarpus tarp įkvėpimų ir iškvėpimų. Trumpam sustoju tuose tarpuose. Įkvepiant, pilvas iškyla, iš lėto iškvepiant, susitraukia.
Dabar jeigu norisi, pakeičiu kvėpavimo skaičiavimą, įkvepiant ir iškvepiant. Sakau savo 1 ir taip iki 10. Toliau vėl pradedu nuo 1 iki 10. Jeigu skaičiavimas nutrūksta, vėl grįžtu į 1. Be jokio nusivylimo ar vertinimo. Tiesiog įkvepiu, iškvepiu 1. Nieko nedarau per prievartą. Leidžiu kvėpavimui tekėti savo vaga. Aš tiesiog teku kartu. Nėra blogai, jei atsiranda mąstymas, bet neseku paskui jį ir nekovoju. Pastebiu ir vėl grįžtu į kvėpavimą. Jeigu kažkur skauda, tiesiog
patirinėju tą jausmą. Neįvardino to kaip skausmą. Tiesiog jaučiu, koks tas jausmas. Įkvepiu ir iškvepiu, sakau vienas. Labai aiškiai jaučiu visą kvėpavimo kelią. Kaip oras patenka į nosį, kaip kur keliauja, pilvas išsipučia. Iškvepiant susitraukia. Ir išeina per nosį.
kad ir kas be iškiltų, išorėje ar viduje, nieko su to nedarau. Tiesiog pastebiu ir vėl grįžtu į kvėpavimą. Įkvepiant galiu pajusti, kaip oras pripildo kiekvieną kūno ląstelę. Labai aiškiai jaučiu visą kūną. Švelniai atmerkiu akis. Galiu pajudinti kai kurias kūno dalis, jeigu norisi. Meditaciją baigsime. Ačiū. Dabar paskaitysiu trumpą zen tekstą. Zen meistras Sungsanas, zen yra labai paprastas. Kas tu esi? Šiame pasaulyje visi ieško laimės išorėje, bet niekas nesupranta savo tikrojo aš viduje. Visi sako aš,
aš noriu šito, aš esu toks, bet niekas nesupranta šio aš. Prieš jums gimstant, iš kur atsirado jūsų aš? Kai numirsite, kur iškeliaus jūsų aš? Jei nuoširdžiai klausite, kas aš esu, anksčiau ar vėliau atsidursite prieš sieną, kur visos mintis nutrūksta. Mes tai vadiname nežinau. Zen tai šio nežinau proto išlaikymas visada ir visur. Einant, stovint, sėdint, gulint, kalbant, tylint, judant, būnant ramybėje, visada, visose vietose. Be pertrūkio, kas tai yra? Vienas protas tai begalinės kalpos. Meditacija Zene reiškia nežinau proto išlaikymą, darant nusilenkimus, giedant ir sėdint. Tai yra formali Zen praktika. Taip pat, kai ką nors darote, tiesiog tai darykite. Kai vairuojate, tiesiog vairuokite. Kai valgote, tiesiog valgykite. Kai dirbate, tiesiog dirbkite. Galiausiai jūsų nežinau protas taps skaidrus. Tuomet galėsite matyti dangų tiesiog mėlyną. Galėsite matyti medį tiesiog žalią. Jūsų protas bus kaip skaidrus veidrodis. Ateina raudona, veidrodyje raudona. Ateina balta, veidrodyje balta. Ateina alkanas žmogus, galite duoti jam maisto. Ateina ištroškęs žmogus, galite duoti jam atsigerti. Nėra jokio troškimo savo, tik visoms būtybėms. Šis protas jau yra prašviesėjimas. Tai, ką vadiname didžiąją meilę, didžiąją užuojautą, didžioji bodhisattvos keliu. Tai labai paprasta, nesudėtinga. Taigi, Buda pasakė, kad visos būtybės turi Budos prigimtį arba nušvitimo prigimtį. Tačiau zenmeistras Džodžiu pasakė, kad šuo neturi Budos prigimties. Kuris iš jų teisus, kuris neteisus. Jei tai atrasite tikrąjį kelią. Ačiū. Dabar, jeigu norisi kažką pasakyti, galite pasakyti arba parašyti. Laura šiandien bus atsakinga už skaitimą žinučių. Tai trumpai tariant, dar truputį pasakant apie tą, nežinau, apie tą klausimą, kas aš esu. Tai gal iš šito teksto gali susidaryti, kad kurį laiką mes turim ilgai daryti tą, kol atrasime tą nežinau, bet iš tikrųjų mes iš pirmo karto savęs paklausę nuoširdžiai, kas aš esu. Iš pradžių atsiranda kažkokie atsakymai iš proto, aišku, bet tas, kas aš esu, už visų pavadinimų ir už visų formų. Ir kai mes taip savęs paklausėme, tada pajuntame viduje tokią tylą ir sustojame toje tyloje. Tai yra tas nežinau. Nėra jokio atsakymo. Tyla. Tai galite pajusti net ir dabar. Kas aš esu? Už visų formų ir pavadinimų. Kas? Nežinau. Ir kai mes tai pajuntame vieną kartą, tada karts nuo karto mums lengviau tai pajusti ir ne tik meditacijos metu, bet ypač meditacijos metu tai lengviau padaryti negu kažkuo užsiėmus. Ir tada tai gilėja. Ir galim lengviau į tai įeiti, į tą nežinau protą. Bet tai nereiškia, kad kartais pradžioj gali atrodyti, kad tu tada labai atitrūkęs nuo viso pasaulio, tu tik tai kažkoks
kažkur tai kažkokiam tai klausime, tu nieko, ir kai kurie žmonės tokie tampa, kartais būna, kad nieko negirdi, nemato, bet tai nėra aiškus protas. Tai yra pasiklydęs protas, nors yra kažkokios gal malonioj būsenoj, bet ir yra pasiklydęs. Bet tas nežinau, aiškus protas, tai tu labai aiškiai tada viską matai, viską girdi ir viską darai ir kalbi. Ir kaip tik tu tada esi daug produktyvesnis ir tose kasdieniniuose dalykuose. Nes tas aiškus protas, tas nežinau protas visada yra fone. Tai nereiškia, kad tu negali galvoti, ar negali ten kalbėti, ar daryti kažko užsiėmęs, viską galima, bet tas protas yra fone. Bet iš pradžių mes jo fone nejuntame. Tai tas karts nuo karto savo priminti. Kas aš esu? Ar kas tai? Ir sustoji toje tyloje. Trumpam sustoji. Ir po to jau po kurio laiko pastebi, kad jinai neišnyksta, jinai visada yra tas nežinau, visada yra fone. Nėra klausimų? Kol kas nėra klausimų. Klausimam kažkur skirsime apie pusę valandos. Ir nebūtinai klausimai, šiaip tai gal pratęsim. Ir labai gerai, kad būtų, pavyzdžiui, pasidalintų žmonės, jeigu buvo kažkokių sudėtingumų, pavyzdžiui. Va, jau matau vienas klausimas. Na, vienas klausimas atsirado, Nadežda klausė. Šiandien puolė klausimas, kur medituojant padėti rankas ant kelių, prieš save, sudėti vieną kitos, paleisti šalia laisvai. Trukdė jos šiandien man, bet vis grąžindavau į save įkvėpavimą. Šiaip zen praktikoje mes rankas laikome, jau rodžiau, kaip čia padaryti. Ant dešinės taip ir kairę uždedam taip ir padarom, kaip čia, apskritimą tokį, švelnį, nieko be įtampos. Ir dedam ant savo 2 pirštai maždaug čia žemiau bambos, taip laikom, bet švelniai, nieko be įtampos, tiesiog taip švelniai padedam. Čia yra zen praktikoje, taip laikoma, tiesiog taip susilaiko ten energija ir toks stabilumas kūno ir budrumas yra. Iš pradžių gali būti neįprasta taip laikyti, bet jeigu labai ten kažkas nesinori taip daryti, galite, aišku, pasidėti ant kelių. Bet zen praktikoje labiausiai, visada mes naudojam šitą taip laikant. Nerijus klausė, koks skirtumas tarp negatyviai įvardintų troškimų ir poreikių, planų, svajonių ir panašiai? Tarp negatyviai ir ką? Ir pozityviai? Ar kaip čia? Nežinau, tos klausimas daugiau. Gal Nerijau gali patikslinti? Ne, nebūtinai tikslinti. Nieko nereikia įvardinėti. Jeigu meditacijos metu nieko nereikia įvardinti, tiesiog pamatai, kad kažkas iškylo, nes jeigu mes pradedam įvardinėti, nu tai jau ten atsiveria skrynia, visokių ten dalykų išlenda. Nesvarbu, kas ten iškylo. O iškilt gali visokių ten beprotiškų dalykų. Ir kažkokių nuostabiausių dalykų. Bet kas, ar čia pats nuostabiausias mano gyvenime iki šiol nesugalvotas planas, kuris pakeis visą mano gyvenimą, ar čia pats juodžiausias kažkoks dalykas, kad aš jau nebegaliu gyventi, nesvarbu. Suprasti, kad tai nesu aš. Tai nesu aš, tie dalykai, kurie iškyla, tai yra tiesiog sąlygoti dalykai, tam tikrų dalykų, tiek mano praeities kažkokio, tiek mąstymo būdo, tiek net ir karmos, kaip mes sakom budizme, ir daug dalykų yra tam tikros sąlygos susidarė ir iškylo tas dalykas dabar. Jisai nėra mano. Tai yra sąlygų rinkinys. Ir man nereikia su tuo nei kovoti, nei sekti paskui tą. Užtenka pastebėti. Vienintelis dalykas meditacijos metu, kas be iškiltų, pastebėti ir vėl grįžti į tą kvėpavimą ar skaičiavimą. Tai yra taip paprasta iš tikrųjų.
Tokia užvėjo diskusija viešoje gal. Jisai patikslino, kad meistras Zuksanas negatyviai vardino troškimus, bet gyvenime yra planų, svajonių, poreikių ir panašiai. Tai čia troškimai ar kaip jis klausia? Tai, nu, jeigu čia ne meditacijos metu, o šiaip, tai taip yra, kad yra pagal budizmo mokymą yra 3 nuodai budizme. Tai yra tos troškimai aistros ir paskui yra, kur atstumimai, kad nenori kažko, kad būtų. Tai ir yra tada neišmanimas. Tai troškimai, tai kaip čia pasakyti, reikia žiūrėti, kad tai nėra taip, kad tu negali nieko norėti. Galima visko norėti, bet norėti aišku protų. Tai, pavyzdžiui, tu gali norėti, bet reikia žiūrėti, ar tu nori, ar tau to reikia. Nes, pavyzdžiui, noriu naujos mašinos. Gal man jos nereikia, bet aš noriu, nes kažkas irgi ten nusipirko. Arba... Tai ar čia reikalingas toks dalykas? Nelabai. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, gyvenu nuošalioj vietoj ir kitaip nėra kaip nuvažiuoti, bet reikia mašinos. Tai čia būtinybė yra. Tai nėra, kad būtinai negali nieko norėti. Bet reikia atskirti, kur tu nori, ar kur tiesiog yra troškimas, kur nebūtina visai. Ir turėti planus irgi visai gerai, reikėtų netgi turėti kažkokius planus. Tai reikia stebėti bet tas įdomus, kad tas troškimai, tai čia labai lengva pastebėti su tais materialiais dalykais iš tikrųjų. Lengviausias dalykas pastebėti. Bet yra sunkiau pastebėti momentas po momento, kai mes turim, pavyzdžiui, pamatom kažkokį žmogų arba kažkokią situaciją ir mes norim to, arba norim labai to, arba labai nenorim. Nu, arba neutralu, arba būtinai norim arba kažką pakeisti, arba norim, kad tai išliktų ilgiau. Ir čia yra toks subtilus dalykas, kad mes to net nepastebėm. Ten žmogus, pavyzdžiui, ėjo ir kažką garsiai ten uždarė duris ir pas mus jau atstumimas. Bet jis toks įprastas, kad net nepastebėm ir mes jaučiamės teisūs, kad tas žmogus čia taip elgiasi blogai. Ir tas vyksta akimirka po akimirkos dažniausiai, ypač kai su žmonėm. Ir tą pradėti pastebėti yra svarbu. Atsiveria visas pasaulis kitoks, kai pradedi pamatyti, kiek tu atstuminėjai, momentas po momento, kiek energijos išeina į tą čia nepatinka, o čia gerai, čia tegul būna. Įsikabinimas, čia reikia, tegul būna šitas jausmas ar kažkokia situacija, ar kažkoks žmogus, o čia nereikia. Ir labai daug išeina energijos ant to. Ir svarbiausia, kad mes tai darom jau taip automatiškai, kad net nepastebim. Tai nežinau, ar čia į temą atsakiau. Pasisakys, jeigu dar norės kažką paklausti. Ines klausia, kaip susitvarkyti su bejėgiškumu, neviltimi, kai negali nieko padėti labai kenčiančiam artimajam, kai nesinori parodyti savo skausmo. Kai kažkas kenčia, tada svarbu būti šalia. Ir dažniausiai mes nieko kito negalim padaryti, tiesiog būti šalia. Nei patarimai kažkokie, dažniausiai jau neveikia kažkokie patarimai. Būti su tuo žmogum. Skirti jam dėmesį. Jeigu jis nori apie kažką kalbėti su juo. Jeigu jis nori tylėti. Tiesiog visiškai besąlygiška, nevertinanti, kaip tam žmogui reikia čia padėti, ar kaip čia kažką aš privalau kažką padaryti, gal kad tas žmogus nekentėtų. Dažniausiai mes negalim to padaryti. Bet mes galim skirti tam žmogui visą savo dėmesį ir žiūrėti, ko iš tikrųjų tam žmogui reikia. Ne ko aš galvoju, kad tam žmogui reikia. Bet ko iš tikrųjų. Ir dažniausiai žmogui labai mažai reikia.
tiesiog šalia, pabūti šalia, gal pakalbėti, gal tam žmogui kažką pakalbėti, net ir nesvarbius dalykus. Gal mums nepatinka, ką jis kalba, bet tiesiog būti, klausyti be vertinimo. O jeigu savyje matom beviltiškumą, bejėgiškumą, tai irgi žinoti, kad mes to nenugalėsim. Bet kokiu jausmu mes nenugalėsim. Vienintelis dalykas, ką mes galim padaryti su jausmais, leisti jiems įeiti, atidaryti, kaip jau sakiau kažkada, atverti duris, leisti jiems įeiti, bet nesusitapatinti su jais. Tiesiog pastebi, dabar dėl įvairių priežasčių ir sąlygų dabar atėjo toks jausmas, bet tai irgi nesu aš. Už viso to tai nesu aš. Mano tikrasis aš nėra tas dabar jausmas. Tai tiesiog sąlygų vėl rinkinys. Ir leidžiu tam būti. Tiesiog, ne, aš su tuo nesusitapatinu, aš nesu tas, bet aš ir nekovoju su tuo. Ir stebiu, jeigu jisai jaučiasi kūne, jaučiu, kaip jisai tas beviltiškumas kūne. Bet nieko nekovoju, nieko neatstuminėju ir nieko neįkrentu į tą. Tiesiog leidžiu tam būti, tai kai leidžiu tam būti, tai nėra tada toks baisus, nes kartais mums labai baisu tie tokie baisus jausmai, norim kuo greičiau, kad jų neliktų. Dabar jisai toks iškylo, dėl tos situacijos kažkokios iškylo, tegul būna. Ir kai leidi tam būti, jis mūsų nebevaldo. Tas yra labai svarbu, kad mes nesame užvaldyti to jausmo. Jis tada pabūna ir išeina, paskui vėl ateis ir gali būti, kai kurie jausmai ateis vėl ir vėl, kai labai sudėtinga situacija. Leisti jiems būti. Ir leisti tam žmogui, jeigu jam sunku, nieko nebandyti pakeisti, kažką padaryti pagal save, visiškai tik pagal jį, pristaikyti, ko jam reikia. Ačiū. Jolanta pasidalino. Ačiū, įdomu sekti, kaip keičiasi mano pačios vidinis išbuvimas per trečią meditaciją. Atrodo, po truputį vis lengviau. Monika irgi dalinasi, kvėpavimo skaičiavimas padėjo susikaupti, pajausti lengvumą. Dėkoju Vambu ir visiems už bendrystę. Toliau Ramunė. Medituojant akis visgi užsimerkia. Vis pasistengiu tik prisimerkti, bet ir vėl užsimerkiu. Gal Sanim pakomentuosi. Tai irgi nereikia labai su to kovoti. Jeigu užsimerkėte, bet išliekate budrus, tai ir gerai. Bet ilgainiui, jeigu labai sunku, tai tiesiog būkit užsimerkę. Bet karts nuo karto gal vis tiek pabandykit prisimerkus. Gal išsitreniruos, nes iš tiesų ne visada išeina. Pradžioje reikia įdėti pastangų, ypač jeigu kurį laiką jau meditavot užsimerkę. Tai gali prireikti pastangų. Bet gerai yra tą išmokti, nes ypač jeigu mes, pavyzdžiui, darom ilgas meditacijas, tai užsimerkus tikrai labai sunku, nes tada labai lengvai miegas ima. Ir tas budrumas mažesnis vis tiek būna. Tai visai gerai vis tiek pasitreniruoti karts nuo karto, pabandyti. Bet vėlgi, kaip ir su viskuo, neversti, nieko nekovoti, nedaryti per prievartą, nes mes niekada nelaimėsim. Jolanta irgi turi klausimą. Nuo kažko noras atsitraukti, kai jauti, kūnas jaučia, nori atsitraukti. Tai irgi troškimas. Čia toks truputį abstraktus klausimas. Atsitraukti nuo situacijos kažkokios? Kai jaučia kažką, tai kažkokie jausmai matyti. Tai noris atsitraukti. Tai čia netroškimas. Kaip čia natūraliai pas mus yra, kai mes turim tą kažkokį tai... nuo žmogaus va čia parašė.
Patikslinau. Tai čia irgi yra mintis. Noriu atsitraukti nuo žmogaus. Čia atsiranda mintis. Kažkokia mintis, gal susiliejus su jausmais gali būti. Bet irgi meditacijos metu tai irgi nereikia dėl to daryti. Nieko nereikia daryti. Pastebi ir vėl grįžti į kvėpavimą. Bet jeigu šiaip apskritai gyvenime atsiranda noras atsitraukti, tai gali būti įvairių priežasčių. Gal iš tikrųjų reikia atsitraukti. Gerai, kad paaiškinat gyvenime. Tai gali būti, kad yra situacijos, kad gali būti, kai reikia atsitraukti. Yra iš tikrųjų visos situacijos, jeigu mes norime jas išspręsti be kančios, kažkaip išmintingai, yra tik 3 išeitis situacijos, bet kokioje situacijoje. Ir, pavyzdžiui, tarkim, su žmogum. Jeigu yra kažkokia sudėtinga situacija su žmogum. Tai pirmiausias dalykas, geriausia pirmą pabandyti, ar aš galiu priimti tai, kaip yra, leisti tam būti. Tiesiog, jeigu ta situacija kažkokia yra, ar aš galiu, jeigu tam, pavyzdžiui, žmogus visą laiką, pavyzdžiui, čepsi, kai valgo. Čia toks juokingas pavyzdys, nes yra daug žiauresnių, gali būti visokie smurtai ir taip toliau, bet, pavyzdžiui, toks nervina negaliu pakęsti, arba knarkia, visą laiką knarkia. Ištisai, negaliu miegoti per naktį. Tai ar galiu tą priimti, ar galiu tam leisti būti? Pabandau, jeigu niekaip neišeina, tada ar aš galiu tą pakeisti? Ar aš galiu kažką padaryti? Ir čia ne tik su žmogum, su bet kokia situacija, kuri man atrodo, kad negaliu, kažką reikia daryti su tą situaciją, kažkas yra ne taip, arba žmogus. Tai tada ar galiu kažką pakeisti? Tai jeigu ten knarkia, tai gal galiu kažką, ar pasiūlyti vaistų, ar kažką. Ir paskutinė išeitis, tada palikti tą situaciją. Jeigu niekas, pavyzdžiui, jeigu su smurtu, tai dažniausiai taip yra. Tada palieki tą situaciją, ar tą žmogų. Tai yra 3, arba priimi, arba jeigu gali pakeiti, arba palieki. O visi kiti dalykai yra kančia. Jeigu vis tiek tenai bandai kažką daryti, bet ten ar kovoji kažkaip, tai ar ten mintyse save gailiesi, ar ten su to žmogum bariesi, bandai jį pakeisti, kažkaip jį patį, ten netoks pakeitimas, negali jo pakeisti. Žmogaus niekada negalim mes pakeisti. Tai visa kita yra kančia, tai tik šitie 3 būdai. Tai jeigu norisi pasišalinti kažkaip nuo žmogaus, tai reikia žiūrėti, turbūt jeigu yra kažkokia priežastis. Ir gali būti, mes ne visą gyvenimą su visais žmonėmis mes keliaujam. Tai ateina laikas, kai su kažkokiais žmonėms išsiskiriam. Gerai, daugiau nėra. Aš noriu paklausti. Galėčiau paklausti? Taip. Noriu paklausti iš praktikos ir gal iš vienuolių praktikos, kadangi daug medituoja. Toks mano klausimas, ar galima praktikuojant susigadinti sveikatą? Tai reiškia, kad atsirastų kažkokių tai ligų, pavyzdžiui, sakysim, ten sąnariai, koks nors ten hemorojus gali būti, ar ten kažkoks venų kažkoks, ilgai sėdint. Ar, pavyzdžiui, yra tokia vienuolių galbūt gyvenime, ar yra taip, kad kas nors dėl praktikos susigadino ten sveikatą? Aš nežinau, kaip čia pasakyti. Oi, labai daug. Iškart galiu pasakyti, labai daug susigadino sveikatą. Nes irgi čia reikia kaip tokios harmonijos, nes kai sėdi ten, būna labai kaip kietai sėdi ten po 16 valandų ir jeigu nedaro jokių pratimų ir dažnai ten nebūna, kai kurie žmonės ir neturi tam laiko, tai taip būna labai daug bėdų. Tai čia reikia žiūrėti savęs, todėl kai kurie vienuoliai tada daro visokias jogas, ten pratimus įvairius. Čia kiekvienas tada, čia nėra tam kažkokio tai bendro, kažkokio tai kelio, dabar po sėdėjimo darykit tą ar tą ar tą. Kiekvienas susiranda savo kažkokį tai pagal savo kūną,
kažkokius pratimus dažniausiai daro. Bet taip, labai dažnai susigadina sveikatą, šitą žinau. Tai reikia tiesiog kiekvienam būti atsakingam už savo kūną, išmintingai žiūrėti. Ir ne vien tik tai, kad meditacija yra didžiausia vertybė, o kartais būna gal, jeigu jūs negalite sėdėti, gal tada vaikščiojimo meditacija. Gal tada ar atsisėdus ant kėdės, ar gulėt. Tiesiog čia kiekvienas turi rasti pagal save. Negali versti savęs per prievartą kažko daryti. Jeigu pradedi versti, tai iš karto kažką susigadinsi tikrai. Ir būna istorijų tokių, pavyzdžiui, ypač ten iš vakarų, kur atvažiuoja žmonės, jauni tokie vyrai, ten tampa vienuolis ir labai sureikšmina tą teisingą pozą, teisingą sėdėjimą. Ir paskui būna, kad susigadina. Ir buvo tokia istorija, kad ten, pavyzdžiui, keliai nenusileidžia, turi nusileisti iki žemės, nenusileidžia, tai ten uždėdavo plytas ant tų kelių, kad tik nesujudėtų, kad nusileistų. Ir paskui visiškai ten susigadino savo tos kelius, kad nieko negalėjo daugiau daryti. Tai tokių būna, čia reikia išminties irgi praktikoje. Nežinau, gerai. Ačiū. Ačiū labai. Nelabai smagu, bet. Taip reikia žiūrėti savo kūno, kiekvienam. Už mus nieks jo nepažiūrės. Tai reikia žiūrėti išmintingai. Ačiū, Vanbo. Dar Daiva pasidalino, sunku buvo išsėdėti, skaudėjo nugarą. Trumpam atsiremdavau į sieną, bet skaičiavimas labai padėjo nuraminti protą, nesikabinti už minčių. Labai ačiū už meditacijas, Bėdinį už bendrystę. Taip, jo, čia sunku tą nugarą. Nugarą irgi reikėtų kažkokių pratimų pasiieškoti. Būtent būna, jeigu iš tikrųjų rimta problema, jeigu visą laiką tą nugarą skauda per sėdėjimą ypač, arba reikia kažkokią ar pakeisti pozą. Gal gulint tada. Būna, kad su nugara labai sunku, tai tada gulint daro. Bet džiugu, kad skaičiavimas padėjo. Bet svarbu žinot, kad tie skausmai tai irgi kartais būna, kad skausmai mums tada iš viso praeina noras net praktikuoti nuo skausmo. Tai žiūrėti, kad kaip rasti būdą praktikuoti su to skausmu. Tai nėra kažkoks baisus dalykas, tai irgi yra natūralus dalykas kūno. Ir nėra kažkokia blogybė. Nes pas mus tada atsiranda, reikia būtinai išvengti iš tos blogybė kažkokia čia. Tai yra natūralu, nenorim, aišku, to skausmo, bet kartais kai kurie skausmai yra chroniški skausmai, kuriuos mes turim visą laiką fone kažkur. Tai tada mokomės, kaip būti su to skausmu, kad jisai mums neatneštų kančios. Irgi, taip pat kaip su tais jausmais, emocijom, kaip leisti tam skausmui būti. Ir aišku, yra tokie viską apimantis skausmai, kur reiks gerti vaistus. Bet stebėtis, skausmo stebėjimas irgi yra atskira jau meditacija labai gera. Stebėti, kaip jisai pulsuoja. Dažniausiai tas skausmas turi pulsavimą. Kažkokį tai savo tokį kelią stebėti. Ir iš lėto, kad tu nesi tas skausmas. Tiesiog dabar toksai jausmas. Tai nėra kažkokia blogybė, tiesiog susidarė dabar sąlygos toks skausmas. Ir truputį tada, kaip ir atsitolini, kad iš šono, truputį stebi kaip iš šono tas skausmas. Tai irgi iš tikrųjų net labai gerai, kai praktikos metu mes turim kažkokį skausmą, nors skamba gal taip juokingai, bet praktikos metu geriau netgi turėti kažkokį tai bent jau kojose skausmą. Tai tada mes nelabai daug turim kažkokių kitų minčių. Nes jeigu mes labai patogiai sėdim be jokio skausmo, tada prasideda visokios ten mintis, malonios, ten nemalonios, varo. Bet jeigu yra aiškus kojos skausmas, mes tenai
labai aiškiai protas sukoncentruotas. Aišku, tada reikia žiūrėti, kad nebūtų atstumėjimo. Tada galima pastebėti tą momentą, kaip iškyla viduj kažkoks tai to skausmo atstumimas. Nenoriu, kad to skausmo būtų. Tai pastebi tą, tada stebi, kas čia per atstumimas, kas čia to. Pastebi tą, tas irgi išnyksta ir tada kažkaip ir skausmas būna sumažėję. Tai tiesiog bandyti įvairius būdus su to skausmu. Tas svarbu, kad tai nesustabdytų mūsų praktikos. Ačiū, Sonim. Kaip ir daugiau klausimų neatsiranda. Na, dar irgi pakomentavau dėl to skaičiavimo, kad Lina, skaičiavimas padėjo ir man atsijungti nuo minčių, laikas greitai praėjo. Kvėpavimo praktiką vis dažniau įtraukiu į gyvenimą, kai pajaučiu nemalonias emocijas, nukreipiu mintis į kvėpavimą, ir pajuntu, kaip viskas nurimsta, pasidaro viskas lengva. Dėkuoju už laiką ir išmintį skirtą mums visiems. Ačiū, kad prisijungėt. Ir džiugu, kad taip, skaičiavimas tai yra labai geras dalykas, ypač pradžioje. Paskiau mes jau pradedam ten ir kitokias praktikas, bet pačioj pradžioje skaičiavimas mus įveda į tą būseną lengviau gal kažkaip tai. Ir mums net dažniausiai, kad vien tik, kaip pradžioj darėm, vien tik tai kvėpavimo stebėjimą, dažnai net neužtenka, tai reikia dar kažkur pririšti tą protą. Tai duodam skaičiavimą, arba lygiai tą patį dar daro mantrą. Tas pats tik čia jau nedarysime su mantra, bet irgi kas yra susipažinęs, tai galite naudoti įvairias mantras. Tai vietoj skaičiavimo, jeigu norisi, pavyzdžiui, mantrą, tai ten kokia nors Om Mani Padme Hum, tai irgi stebėti, kad įkvepiant, tam, pavyzdžiui, įkvepiant vieną kartą, jeigu išeina, o iškvepiant tada ar 2 arba 3 kartus, kad ilgiau tas pakartoti ilgiau iškvepiant. Ir mantra nesvarbu kokia iš tikrųjų. Yra įvairių tų mantrų, nebūtinai čia šitos tradicijos, galima kažkokios kitos, jeigu esate iš kitos tradicijos, netgi galite, nežinau, tėvę mūsų kartoti, kas noris, ką norit. O mūsų tas Sungsan Zen meistras sakydavo, kad net ir Coca-Cola galima kartoti. O Coca-Cola yra labai geras garsas toksai, Coca-Cola labai gerai kaip mantra. Bet ką, tai nesvarbu, čia tiesiog būdas, tai nėra kažkoks stebuklingas, tenai kažko tu tapsi, jeigu tu tą mantrą kartosi, bet tiesiog būdas duoti protui užsiėmimą. Tiesiog, imk šitą dabar mantrą ir būk. Tai tas pats mantra arba skaičiavimas, tai tokie pirminiai tokie, kur gali pajusti jau tą praktiką labiau. Nadežda klausia, o kaip dėl rožančių? Ar galima naudoti meditacijos metu? Rožančių čia turit, galima ir katalikišką turbūt rožančių, pas mus yra mala, vadinasi, budizme yra tokia mala panašu kaip rožančius. Čia gal kažkur vienas iš kito ir kylo turbūt, nežinau kas iš ko, turbūt iš malos kylo rožančius. Bet galima, aišku, galima, žiūrint, ką jūs ten, šiaip tai padeda, jo, jeigu labai daug minčių ir labai daug kažkaip tai trukdžių visokių, tai tas rankose dar kažką laikyti, ten, ypač jeigu mantrą laikot, tai dar susikoncentruojus to laikai tą taip. Bet jeigu, pavyzdžiui, daug žmonių, sėdit su daug žmonių ir kartais tos malos arba rožančiai, tai gali būti garsas, tada geriau to nedaryti be garso, tai turi būti be garso, bet jeigu vienas, tai aišku, kaip išeina, galite. Bet čia dar yra klausimas, matau, Laura. Ar čia Laura, čia tu uždavė klausimą? Ne. Laura. Ai, bet dabar... Dabar ką tik atėjo. Tai gal... Laura. Neprisilenkia kojos. Neprisilenkia... Turbūt ne lotoso poza, aš taip susivaizduoju. Ir kad gailestingumo trūksta. Tai aš čia, aišku, iš konteksto turbūt, ką tas vienuolis turi omeny, nežinau.
nes čia labai, taip, vien tik tai pasakyti, tai nežinau, ką tai reiškia, kad gailestingumo trūksta, jeigu nenusilenkia kojos, gal čia turbūt kažkas buvo daugiau norėta pasakyti. Bet... Sveiki, nebuvo daugiau, nes kažkada Bohengo klausiau, nes sakau, tai šiaip man tos kojos irgi taip nenusilenkė. Gal jis tiesiog pajuokavo. Bet čia būna, kad kūno kalba kažką išduoda, tai tiek. Bet jūs turite omeny nenusilenkia, kad sukryžiavus kojas, kad jos iki žemės nenusilenkia? Jo, keliai nesiekia to. Ten, jeigu pasidėdavai pagalvėlę, kaip ten jūs vadinama, tai tada jos prisilenkia, bet jeigu šiaip atsisėdi, kaip kitiem tas lotoso poza keliai siekia grindis, tai man niekaip ten. Tai čia vienas iš būdų pasidėti pagalvėlės po keliais, tai yra normalus būdas, nes mums svarbus yra tas trikampis, pagrindas toks kojų ir sėdimosios dalies ir kojų, kad būtų toks pagrindas. Bet taip pat, turbūt, žinote, japonišką pozą, klūpėjimas ant pagalvėlės. Tai yra labai patogu. Žinote? To ne. Ne, tai gerai, aš taip tuoj parodysiu. To nebandysiu. Tai pradžioj iš tikrųjų tas yra geriausia. Tai tuoj padarysim, kaip čia, kad matytus. Tai jeigu, pavyzdžiui, yra... Kiek čia matysis? Taip, va, pagalvėlė, tada pasidedat pagalvėlę, va taip. Čia biškai šitą nelabai patogu, kad jinai apvalesnė būtų. Ir tada va, taip atsiklaupėt ir atsisėdat ant tos pagalvėlės. Įsitaisot. Ir sėdit taip. Čia yra patogiausia, kai pradžioj, ypač jeigu keliai ten nenusilenkia, tai net nereikia net bandyti. Tiesiog, va toks yra patogiausias, labai patogu, pabandykit ir labai nugarą patogiai sėdi, labai tiesi nugarą. Tada, va taip laikom, va taip sėdim. Ir galima ilgą laiką sėdėti. Pabandykite. Ką? Pabandysiu, sakau, gal reikia daryti tokius pratimus, kad tos kojos atsilenktų. Taip, bet čia, žinokit, kai kuriems vakariečiams jos niekada neatsilenkia, tai nereikia labai dėl to pergyvent. Jos mums niekada mums nebus tokios kaip Azijoje pas žmonės, tai dėl to iš viso nereikia kreipdėmesio iš tikrųjų. Rasti būdą koks geriausias, kad aš galėčiau sėdėti normaliai. Tiesiog, jeigu visiškai nieks neveikia, tai gerai ant kėdės. Supratau. Ačiū.